Holy smokes! Sveiki, mėly žiūrovai! Jūs sveikina tiesioginė Ieškau darbo laida. Neperjungkite kanalo, nes šiandien jūsų laukia nepaprastai nepakartojamas reginys. Mūsų pagrindinis rėmėjas ponas Bosas pasiūlys vienam iš kandidatų vyriausioje ekonomisto darbą jo klestinčioje įmonėje. Dar kartą kartuoju, neperjungkite kanalo, nes netrukus prisistatys kandidatai. Holy smokes! Labadiena. Esu Saulė. Tėvai tokį vardą uždėti tikriausiai dėl plaukų, žinot, šviesa, saulė, visa kita va. Man 20 metų, mokusi Šiaulių universitete vadybą va, ir darbo patirtis. Šiaip mėgstu daug mokytis iš tikrųjų. Tai va, vasarą dirbau Palangoj, žinot, kažtai čia burėtka, šaltas alus. Va, daug kas pirkdavo iš tikrųjų, ar uždraudėdavo, tai va, kas dar kiti pomėgiai. Na, mėgstu šiaip filosofinės knygas, daugiausia apie ekonomiką, man paskaityti. Holy smokes! Labadiena. Esu Hilerija Zaikudževičienė. Zaikudževičienė. Man 40 metų. 88-aisiais baigiau Kauno veterinarijos institutą. Turiu ir darbo patirties. Dirbau Kauno zoologijos sodo, beždžionių ir krokodilų aptvaro prižiūrėtoja. Nemėgstu žmonių, mėgstu gyvūnus. Taip pat, manau, turiu ir privalumų. Moku naudoti skaičiavimo mašiną. Holy smokes! Atsiprašau, filmuoju. Nu, po, sveiki! Mano vardas Nadežda Petrovska. Nors draugai mane vadina tiesiog Nadia. Einu 30-uosius metus. Baigiau Vilniaus universitetas, ekonomikos fakultetą, neakivaizdinės studijas. Vot, turiu darbo patirties. Dirbau keliolika daug metų. Šefas geras buvo. Geras laikas atiturėjom, vot. Moku dirbti kompiuteris, kaip Excelis, Wordas ir tak dalį. Žinot, šefas išmokė, va. Ir tak, vot, turiu daug privalumas. Nebijau darbo, viršvalandžių, man tai yra nebaisu, žinokit, visiškai. Vot, mėgstu gerai atrodyti, visada gerai reprezentuoti savo kampaniją į beleką, žodžiu. Dar turiu daug gabumų, kaip pavyzdžiui, bendravimas. Moku bendrauti, labai moku bendrauti. Ir vot tiesiog, va čia ir esu aš, jūsų Nadia. Holy smokes! Esu Genadijus A. Pietietis. Man 36 metai. Baigiau šakų genėjimo fakultetą, o po to turėjau rinktis tapti statybininku arba medicina. Pasirinkau statybininku būti ir jo darbu iki šiol. Prieš keletą metų parašiau fantastinį romaną Bižuterijos valdovas. Laisvai kalbu paukščių bei žmonių kalbomis ir ieškau gyvenimo draugės nuo 18 metų. Gimėliai mūsų brangus žiūrovai sugrįžę į studiją. Taigi ką tik prisistatėm mūsų kandidatai ir netrukus mes turime sulaukti mūsų boso skambučio, kuris ir pasakys, kas laimėjo. Štai ir jis! Suskambo telefonas!
Sveiki, ponė. Ne, ačiū. Iš tikrųjų, ačiū. Gerai, vaikai laikosi, o kaip jūsų? Ne, vaikai, čia tiesiog netransliacija. Ne, kokia jūsų nuomonė, kas laimėjo? Mums labiausiai tai rūpi. Aišku, viso. Taigi, aš jau žinau, kas laimėjo. Holy smokes! Ir darbą gauna Nadežda Petrovska. Duokit šitas daiktas, duokit. Ačiū, potas, ačiū. Holy smokes! Kviečiame nugalėtoją. Nadė, merginos. Taigi, sveikiname tave gavus šį nuostabų darbą. Jis yra kol kas tik šiame pavidale, bet jūs tikrai gausi jį. Sveikinu. Jo, prašau. Taigi, kol Nadė džiaugiasi, aš noriu jums pasakyti baigiamąjį žodį ir atsisveikinti su jumis. Tačiau mes tikrai dar susitiksime su jumis. Nepamirškite mūsų ir žiūrėkite kitas mūsų laidas. Visų. Holy smokes! Na tiesioginė ieškau darbo laida. Pamiršau. Sveikiname nugalėtoją ir kviečiame. Labą dieną. Esu Hilerija Zaikudževičienė. Labą dieną. Esu Hilerija Zaikudževičienė. Dirbau beždžionių ir krokodilo aptvare.